Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Sveiki, aš Rasa. Jūs sveikina žinios. Gegužės 3 dieną koncerte Mechike surengusi Lady Gaga pristatė naują dainą. Dainininkė atliko viena, padėdama savo pianinu. Daina yra paimta iš būsimo jos albumo Born This Way. Albumas Born This Way turėtų būti išleistas gegužės 23 dieną. Toliau horoskopai. Žvaigždžių pranašai jums, brangūs skaitytojai. Klausytojai. Atsiprašau. Dvyniai. Čia aš dvyniai, vienu žodžiu. Vėl viskas puiku, jūs lydi sėkmė, be abejo. Svarbus reikalus tvarkykite patys. Tai taip, o kasgi daugiau tvarkys. Galite būti itin populiarūs ir visiems reikalingi tiek darbe, tiek artimų ir draugų. Nusišau. Pasiskaičiu, man pačiai juokinga. Reklama. Informuojame apie paslaugas teikiamas Euronics parduotuvėse. Mūsų parduotuvėse galite gauti vartojimo kreditą, pasikeisti seną techniką į naują, pratęsti garantinio aptarnavimo terminą, užpildyti lazerinių spausdintuvų kasetes, pasinaudoti interneto svetainės paslaugomis. Savo mylimiems ir gerbėmiems žmonėms galite padovanoti Euronics dovanų čekį. Iki malonaus. Euronics, europiečių verta technika. Jo, tai pabandom dabar ekspromtą. Įsivaizduokime, kad vyksta radio laida. Į tą laidą jūs vedate, ne? Taip. Ir mūsų eteryje laida, pavyzdžiui, politikos ringas. Vienu žodžiu, dabar vyksta laida. Ar reikėtų apmokestinti už oro pagadinimą? Pavyzdžiui, piršteliai, supranti, dabar labas vakaras. Vienu žodžiu, jeigu pagadinai orą, tai reiškia susimokėjasi. Žinokit, tiesiai šviesiai pabaigai pasakius, tai ką dabar darysi? Kažkaip išeiti iš tos padėties, nekreip dėmesio vienu žodžiu, nes jeigu tik tais pagalvoji, ten kažkas tai tokio, tai dieve, taigi, o jeigu judesi padarysi, tai gali būti, ojoj. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja buvęs meras Kauno Andrius Kupčinskas. Ir vėl su jumis Rasa. Aš irgi moku burbulus pūsti. Noriu pasiekti jums labai baisią pasaką. Pasitikėti bankais, tėveliai ir tėvelių vaikučiai labai yra pavojinga. Bet Indijoje, tėveliai, paklausykit, Indijoje pinigus sugraužė termitai. Įsivaizduojat, termitai. Termitų problema yra labai opi. O dabar ant pabaigos nuostabus mano receptas – ryžių pudingas. Vadinasi taip, razinas nuplikame verdančiu vandeniu, taip, užplikome apneirį ir palaikome, kad pamirktų. Vienu žodžiu, kad prisitrauktų šito brežnio malonaus aromato. Dalyvaukit radio castinge. Gal 50? Aha. Laimėtojai bus apdovanoti nuostabiais prizais, o pagrindinis nugalėtojo prizas – darbas Kauno radio stoty. Kauno fonas.